Sveiki, mėlyjei. Nors mūsų filmavimo lokacijos keičiasi kaip išmarginti knygų puslapiai, dažnai mums tenka sugrįžti į tas pačias vietas. Tačiau šiandien mes esame ten, kur būname vienintelį kartą per visus metus – Vilniaus knygų mugėje. Tad ir ši laida iš mugės, apie mugę ir mugėje. 2011 metais pirmą kartą pasirodęs iliustruotas žinynas 153 Lietuvos dvarai netruko iš knygyno atsidurti istorikų bei savo kraštą mylinčių žmonių namuose. Tad leidykla Terra Publica per 4 metus patobulino šią knygą ir šiandien mes vartome atnaujintą leidimą Lietuvos dvarai ir pilis. Praeities kultūros galybės simboliai, dvarai ir pilis pastaraisiais dešimtmečiais prikeliami naujam gyvenimui. Valstybės ar pavienių asmenų atkuriami, restauruojami, prižiūrimi, mūsų istorijos didybės atspindžiai vėl kviečia juos aplankyti, įvertinti, pažinti. Tyrinėti šimtmečius menančius statinius dabar itin lengva, į jūsų rankose naujausias leidyklos Terra Publica žinynas Lietuvos dvarai ir pilis. Sudarant tokį leidinį yra svarbu iš tos turimos informacijos, gausios informacijos atsirinkti tai, kas tokiam gausiam skaitytojui būtų įdomu ir pateikti tuos faktus, kad jie būtų teisingi, kad jie būtų tikslus, kad jie būtų įdomus ir iš tiesų vėlgi dar toks dialogas tarp pilių šeimininkų ir tvirtovių, tarp muziejininkų, tarp savininkų, nes jie irgi matė tos tekstus, jie žiūrėjo, jie skaitė dar prieš pasirodant knygai. Tai turbūt tas dialogas buvo labai toks kūrybiškas ir labai įdomus. Tikrai matom, kad tas darbas yra reikalingas. Iš tiesų auga pačių lietuvaičių susidomėjimas savo šalies kultūra, istorija, paveldo objektais. Ir jeigu 2008 metais prieš tą krizę dar lietuvaičiam labiau rūpėjo Kreta, Turkija, sakykime, ir panašiai, tai va štai ir ta ekonominė krizė išėjo iš tiesų Lietuvos kultūrai ir tiems lankytiniams objektams į naudą, nes lietuvaičiai atsisuko veidu į Lietuvą, veido į tos objektus, pradėjau lankytis ir šiandieną tikrai labai smagu, kai važiuoja fotografuoti ir matai jauna porelį, vaikinukas, mergina, jie eina ne kažkur į barą, ne kažkur, bet lanko tos pačius dvarus, lanko tos pačius miestelius, tai tada ir supranti, kad tas darbas iš tiesų atsiperka. Leidinį, kurį mes šiandien vartome, kurį pristatome skaitytojai, vertina tikrai labai pozityviai, jis papildo tą mūsų biblioteką paveldosauginę, pristato apie 100 Lietuvos dvarų ir kelias pilis susitvarkytas, atgaivintas. Kas labai svarbu šiame leidinyje, tai kad yra ne vien tik tai istorija ir kūrėjai paminėti, tačiau labai man kas patinka, kad jame yra pristatoma tai, kas vyksta šiandieną. Kitaip sakant, kas yra svarbu šiandieniniam keliautojui, šiandieniniam kultūros paveldo vartotojui, gerąja ta žodžio prasme. Taigi, Lietuvos dvarai ištvėrė šimtmečius skersvėjus, šiandien laukia šiuolaikinių ir smalsių lankytojų. Rinktis tikrai yra iš ko. Knygos kuriamos apskritus metus, o apdovanojimų derlius kūrėjų širdis suvirpina vasarį. 4 mugės dienos yra tas laikas, kai apdovanojimai knygų kūrėjams tiesiog sninga. Vilniaus knygų mugė – tai ne tik susitikimai su įvairiems literatūros žanrams atstovaujančiais Lietuvos ir užsienio autoriais, diskusijos, skaitymai, praleistos valandos prie leidyklų stendų ieškant išsvajotos ir taip ilgai lauktos knygos. Tai vieta, kur kiekvienais metais mes galime padėkoti knygos rašytojams, iliustratojams, leidėjams ir visiems tiems, kurie kuria stebuklingą knygų pasaulį. Šiemet Vilniaus knygų mugėje buvo iškilmingai apdovanota 12 kūrybiškiausiomis pripažintų 2014 metų knygų kūrėjų. Pagrindinė metų premija paskirta dailininkui Jurgiui Griškevičiui už knygą Vitas Luckus – biografija kūryba. Knygos vaikams kategorijoje buvo apdovanotas dailininkas Rimvydas Kepežinskas už knygą Pelikanas Pranas ir Taksas Antanas arba Kaip svarbu pasiklydus rasti draugą. Teminėje grupėje grožinė literatūra ir eseistika apdovanojimą pelnė žymi Lietuvos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė už Taraso Ševčenkos knygą Kobzarius. Ta premiją gavau ne aš, bet Ukraina. Pirmiausia, nes knyga visa sukurta pagal Ukrainos spalvas, geltona ir mėlyna,
Ir labai džiaugiuosi tiesiog, kad ta knyga buvo pastebėta ir tai yra tarsi savotiškas palaikymas Ukrainai. Kai kūrėm, aš konsultavau su ukrainiečių dizaineriais, klausiau, kaip jiems sekasi, nes labai norėjau rasti Ševčenkos rankraštį. Ir jie man padėjo surasti šriftą, originalą, pagal kurį buvo sukurtas rankraštis, atkurtas paties Ševčenko šriftas ir tekstas ukrainiečių kalba, jisai yra būtent pateiktas knygos ukrainietiškoje versijoje. Ukrainų tekstas yra parašytas Ševčenkos raštu, tarsi tai būtų Ševčenkos raštas. Ir gretimai yra pristatytas Vlado Braziūno vertimas į lietuvių kalbą. Teminėje grupėje meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai pripažinimą pelnė dailininkas Jokūbas Jacovskis už knygą Vilniaus veidai 1964–1993. Mokslinės dalykinės knygos ir vadovėlių kategorijoje apdovanojimas atiteko dailininkams Zigmantui Butaučiui ir Dovilei Krikščiūnaitei už knygą Ambraso architektų biuras Darbai 1998–2014. Dailininkė Indrė Klimaitė gavo apdovanojimą už knygą Teodoras Kazimieras Valaitis 1934–1974, o už knygą Skrisiu įvertinta autorė ir dailininkė Ieva Babilaitė Ibelgauptienė. Mugės metu taip pat buvo įteikta Jurgos Ivanauskaitės premija. Ja šiemet įvertinta Giedrė Kazlauskaitė už eilėraščių knygą Meninos. Poetei premiją komisija skyrė už maištingą, atvirą ir intelektualią kūrybą. Komisija, kurios šiųmetis pasirinkimas yra turbūt kaip reta teisingas ir tikrai labai derantis prie Jurgos Ivanauskaitės premijos vardo. Nes Giedrė Kazlauskaitė, man atrodo, kaip tikrai vargu ar rasime autorių ar autorę, kuriai ši premija labiau derėtų. Iš tikrųjų, tai jos nepriklausoma kūrybinė laikysena, drąsa ir poetinis meistriškumas yra iš tikrųjų vertas šitam apdovanojimui. Spalio mėnesį prasidėjusi akcija Metų knygos rinkimai 2014 tradiciškai savo finišo tiesiąją taip pat pasiekė Vilniaus knygų mugės metu. Šiemet jau 10-ąjį kartą skaitytojai išrinko jiems labiausiai patikusią knygą. Aš tai tikiu to konkurso sėkme, labai tikiu, nes patys rašytojai, kurie patenka į tos penketukus, sako, kad kartais tai kardinaliai keičia jų gyvenimą ir tai yra tokia priemonė aktualizuoti lietuvių autorius, būtent lietuvių autorius, todėl kad vertimų yra labai daug. Ir netgi tarp paauglių, pavyzdžiui, yra tokia nuostata, kad lietuvių autorius tai prastai, imam tik tais anglų, amerikiečių ir taip toliau, o čia skirta būtent išryškinti lietuvių autorius ir paskatinti jų knygų skaitimą. Tai yra labai svarbu ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tokia akcija yra ir tikiu, kad jinai dar ilgai, dar 10 metų gyvuos. Knygų paaugliams kategorijoje daugiausia balsų surinko Vytautas Račickas ir jo apysaka Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais. Vaikų kategorijoje laimėjo Dangiuolė Kandrotienė ir jos apysaka pasaka Spintos istorijos. Tai tiesiog pasitikrinimas, ar ne tik talento, ne tik, galbūt aš jį turiu, galbūt, sakykime, bet sužinojimas, kad aš turiu aplinkui labai daug žmonių ir labai daug savo skaitytojų, nes ir Spintos istorijos tiražas jau prasidėjo 3, taip kad tos knygos, kurios yra atrenkamos arba įvertinamos, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, bet yra iš tikrųjų skaitomas, ne vien tik tai dalyvauja nominacijų. Niūroko lietuviško bliuzo autoriumi vadinamo Vytauto Stankaus eilėraščiai yra taupūs, jis yra atspindžio, užuominos, ribinės būsenos, abejonės poetas. Jo knyga Iš veidrodžio už buvo pripažinta geriausia poezijos kategorijoje. Žinot, būna tokių knygų, kurios tave pagauna ir tu lauki, kada galėsi grįžti namo ir atsiversti knygą ir skaityti. Tai man yra gera knyga. Rasos Aškinytės intelektualus romanas Žmogus, kuriam nieko nereikėjo, laimėjo suaugusiųjų kategorijoje. Rašytoja tikisi, kad šis apdovanojimas galės pasitarnauti jai, darant pasaulį geresnę vietą visiems. Aš labai tikiuosi, kad šitas laureatės vardas man suteiks daugiau galimybių, vėlgi negalimybių man asmeniškai, bet kažkokiu tai būdu pasinaudojant šituo laimėjimu gal aš galėsiu padėti kažkaip kažkam padaryti daugiau, negu aš galėdavau padėti iki šiol.
16 Vilniaus knygų mugė pasibaigė, visi apdovanojimai ir padėkos išdalytos. Vis dėlto šių 4 dienų susitikimai ir literatūriniai atradimai dar ilgai džiugins mus. Tačiau mums skaitytojams, ramiai sklaidant įsigytas knygas, knygų rašytojai, iliustratoriai ir leidėjai jau netrukus vėl kibs į darbus, kad kitais metais pradžiugintų mus naujomis knygomis, kurias vartysime ir apie kurias kalbėsime jau per kitą knygų mugę. Ar gali žmogus, parašęs 8 knygas, sakyti, kad jis nerašytojas? Taip, gali. Taip teigia aktorė Doloresa Kazragytė, parašiusi jau 8 knygas, bet vis tebesikratanti rašytojos etiketės. Kuo pati Doloresa save laiko, mes kalbamės knygų mugėje. Miela Doloresa, Wikipedija jūs pristato kaip aktorė ir rašytoja, nors ir mėgstate kartoti, kad nesate rašytoja. Taigi noriu klausti, kaip apibūdintumėte save kaip rašytoja ir ką jums suteikia rašymas? Kad mano rašymas yra, suprantat, kaip čia pasakyti, tai nėra rašytojos rašymas. Aš 1,5 metų, pavyzdžiui, nepaimu rašiklio, nenoriu nei pažiūrėti, kai knyga išeina, kartais 2 metus, o paskui kažkokia banga užlieja dėl to, kad gyvenimas eina, tu stebi žmonės, situacijas ir viskas tas kaupėsi, bet galėčiaugi kažką prifantazuoti, sakykime, jeigu turėčiau tą talentą kaip rašytojas. Parašyti kokią romaną ar nežinau, apsakymus. Neišeina man. Ne. Mano yra tokia turbūt aktorystės tąsa šitas rašymas. Pratęsimas aktorystės, kada aš beveik netekau, ne tai, kad netekau, aš pati išėjau savo norų iš teatro ir kelių spektaklių net atsisakiau, aš nebenoriu vaidinti. Aš noriu dabar suprasti daugiau galbūt per save, kas aš esu tame pasaulyje, kas man yra Elgetos žmonės, Senutė troleibuse, kokia nors išgirsta istorija. Ir kadangi, kai buvo teatras, tai visus tuos išgyvenimus kažkaip tai transformuodavai ir panaudodavai vaidmenį. O kada vaidmenų nėra, o laiko yra, tai matyti aš tuos visus, savo tokius išgyvenimus, pastebėjimus. Kitaip sakant, aš pradėjau matyti kitus žmonės. Ir mane tai pradėjo dominti, ne tik žmonės, šunis, varnas, paukščius, gamtą. Ir kada nėra išėjimo per vaidmenį, kur gali panaudoti tuos dalykus, tai atsirado kažkaip tai rašymas. Nors iš tikrųjų jis atsirado jau tada, kada aš dar pilna koja dirbau teatre. Pirmoji knyga, sakykime. Kada ir kaip atėjo suvokimas, kad jau metas pirmai knygai? Pirmoji knyga atsirado labai paprastai. Buvo toks spektaklis Šauksmas, toks labai tuo laiku avangardinis. Dabar jis atrodytų labai nekaltas, režisierius Vaitkus, Viljamsas, dramaturgas. Ir tą spektaklį labai kritika iškritikavo. O man atrodė, kad aš ten pasiekėm aktorystės viršūnę. Na ir toks jau mano, matyt, tada dar buvo charakteris, aš puoliau ir galima sakyti pirmoji turbūt iš aktorių Lietuvoje pasipriešinau kritikės visam šitam, reiškia, su kritikavimu ir parašiau tokį į literatūrą ir meną, tokį straipsnį, reiškia, kad tai netiesa. Kad ten yra tas ir tas ir tas ir tas ir, žodžiu, kad analizę reikia suprasti, kokia dramaturgija ir taip toliau. Nu ir paskui kažkaip tai aš nuo to išspausdinu tą straipsnį, o aš prieš tai jau buvau pradėjus rašinėti kažkodėl tai repeticijų įspūdžius. Vat grįžtu namo ir kažkodėl užrašau. Turbūt ne kažkodėl, todėl to, kad aš nebuvau per daug perkrauta darbų. Aš turėjau laiko. Ir atsirado pluoštas tų lapų ir tada aš nunešiau juos, tada mašinėlę spausdinau. O dabar rašau rašikliu ir jokių neturiu tų internetų, nei kompiuterių, nieko. Aš nunešiau Robertui Keturakiui ir vat Robertas Keturakis, tiesiog mes buvom pažįstami, jo knygų pristatymuose dalyvaudavau. Kaip aš sakau, mano krikštatėvis knygų. Jis tada Nemuno redakcijoje dirbo ir jis perskaitė ir sako, varyk į Vagos leidyklą, tai buvo dar tarybiniai metai, jau visai 68 ar nežinau, 7. Ir sako, nešk redaktoriui, neatsimenu, kas jis tada buvo,
Aš nunešiau, palikau, buvo vasara, o rudenį gavau patvirtinimą, kad mano knygą priima. Na ir taip išėjo Tildas be turėklų. Dar paprašė, kad daugiau apie Jurašą parašyčiau, apie teatrą daugiau pridėčiau. Ir taip išėjo pirmoji knyga. Mintis, vaizdiniai, jausmai tiesiog lengvai plūsta begyvenant, tačiau juos reikia dar susintetinti, užrašyti. Ar mėgstate šį darbą? Užeina ta banga ir rašyti greitai, jau ten nežiūrint, nei ženklų, skyrybos, nei nieko, tai kada užeina tas toks įkvėpimas, ar kaip čia pavadinti, tai nėra sunku. Bet paskui, kada reikia nepaduosi, aš leidyklai paduodu, įsivaizduoju, pavyzdžiui, 700 puslapių prirašytų rašikliu. Nes kai man pasakė, atsiųsk failą, aš sakau, kas tas failas? Aš neturiu jokio supratimo apie internetą, kaip ten ištraukia tą tekstą, nieko. Tai paskui, juk nesiūsi ten, žinot, pribraižyta, pribraukyta, tai aš tada kai kuriuos puslapius perrašinėjau. Tai tada atrodo viskas neįdomu, viskas nesąmonė, viskas sentimentalu, viskas blogai. Bet kadangi aš esu pripratusi prie to, kad aš visada žinojau, kaip ir aktorystėj, kad 50% pasiekia tik tai, ką tu įsivaizdavai, kai gauni vaidmenį, kaip tu jį padarysi. Viskas įvyksta, nukrenta partneriai, visai kita ir taip toliau. Žodžiu, įgyvendini tik 50%, jeigu ne mažiau. Tai taip ir rašant, kada perrašinėjai, atrodo ir čia blogai, ir čia reikia išmesti, ir čia. Tai yra labai nemalonus darbas. Doloresa, savo eseistikoje keliate daugybę klausimų. Kas jums yra svarbiau, iškelti klausimą ar surasti jį atsakymą? Dabar aš jau supratau, kad į daugybę klausimų aš nesurasiu iki pat mirties atsakymą. Paprasčiausias klausimas, kodėl yra kančia pasaulyje, kodėl kenčia vaikai, kodėl yra blogis. Taip gali bibliškai per tikėjimą, aš esu tikintis žmogus ir aš tą turiu nuojautą, supratimą, kad veikia ta kita jėga ir dėl to yra to blogio tiek daug ir mes visą laiką galim pasirinkti ir žinom, kas yra gėris, kas blogis, bet vis tiek kančios problemos, kiek aš skaičiau knygų ir teologų, ir filosofų, ir kunigų, ir vienuolių, ir principe tokio atsakymo nėra. Labai gerai atsakė popiežius Benediktas XVI. Jo paklausė mergaitė po Fukušimos katastrofos, buvo toks tiltas per pasaulį, 7 valstybės galėjo užduoti klausimą. Stovinti tarp griuvėsių, verkianti, kodėl, už ką man, aš netekau visko, tėvelių, ten, giminaičių, brolių, kodėl aš turiu taip kentėti. Jis pasakė labai paprastai, mes to nežinom, bet kada nors sužinosim. Tai va, į tą klausimą galiu atsakyti, kad užduoti klausimą labai lengva. Klausimų yra tūkstančiai. Ir apie tikėjimą, ir apie kančią, ir apie laimę, ir apie gailestį. Apie ką? Apie blogį, o Dieve, kiek klausimų. O atsakymą surasti labai sunku. Čia jau pačiam reikia, kažkaip pačiam, kad nesugriūtum, kad išlaikytum kažką savo tokio. Man tai padeda tikėjimas, kad aš tikiu amžinybę, aš tikiu, kad mūsų gyvenimas nėra beprasmis. Ir tas mane palaiko. Esate 8 knygų autorė. Sakykit, prašau, ar dar prieš kiekvieną pasirodančią knygą ima jaudulys, kaip išleidžia tą kūdikėlį į platųjį pasaulį, į gyvenimą, ar tiesiog jaučiate stabiliai, ramiai ir vis išeinanti nauja knyga jau yra savaime suprantamas jums dalykas? Kai aš atiduodu tuos lapus į leidyklą, aš viską jau paskui lyg atmetu. Kaip tas Pontijus Pilotas, jau parašyta. Ką parašiau. Kažkokių abejonių, aišku, yra, kad gal ten, čia ir knygoje yra daug tų mano išpažinties, per daug Dievo, vartoju ilgesys, liūdesys, ten ir visą kitą, bet tai yra mano. Aš pabandau visada savo knygose, man atrodo, kad savotiška išpažintis yra, beveik visos knygos, o ypatingai šitą paskutinioji. Nes aš ten jau prisipažinau ir tokius dalykus, kur gal ir nereikėjo, bet aš galvoju eiti iki galo. Savo kūrybą vadinate išsikalbėjimu, išpažintimis.
skaitytojai jūsų knygas noriai perka, turite gausų gerbėjų ratą. Gal žmonės tiesiog pavargo nuo tos rimtos literatūros? Kokia jūsų nuomonė, kaip jums atrodo? Kodėl jie tiesiog, jiems geras skaityti jūsų tą įsikalbėjimą, net ne aukštąją literatūrą? Tam tikrą prasme, netgi aš, pavyzdžiui, dabar galiu skaityti klasiką, ten Tolstojų perskaičiau iš naujo, Balsuorsi perskaičiau iš naujo, nes labai sunku rasti tokią knygą, kur taip iš tikrųjų norėtum skaityti. Labai daug yra tų paviršutiniškų, baisybė tų knygų. Bet, pavyzdžiui, tokių labai sunkių filosofinių knygų aš jaučiu, kaip ir aš vengiu. Dėl to, kad galva visą laiką yra pilna, tiek daug ūžia čia, kodėl, ir tiek daug yra ir liūdesio, ir tokio kartais beprasmybės, ir tikėjimas sušlubuoja ir viską, kad tų tokių filosofinių labai sunkių knygų, kurios narsto, iš esmės aš viską žinau, kiek man skirta, kiek man duota. Ir aš viską jau esu išnarščiusi savyje, ir liūdesį, ir beprasmybę, ir artėjančią mirtį, ir vienatvę. Todėl aš suprantu. O dėl to, kad knygas mano perka, tai čia, man atrodo, yra ne mano nuopelnas. Čia yra nuopelnas tas, kad žmonės ir tarybiniais metais, mane jaunystėj dar labai domino eseistinis žanras. Ir aš taip pat ieškodavau knygų, kurias parašė Ingrid Bergman, Liv Ullmann, tada atsimenu išėjo knygos, Jean-Louis Barrault, režisierius garsus prancūzų, Frosas. Ten, kur atskleidžia savo aš. Arba, pavyzdžiui, esu labai dėkinga Jurgai Ivanauskaitei. Aš jos romanų, prisipažinsiu, neskaičiau. Aš skaitydavau labai jos straipsnius, kai jinai ten visur keliavo. Mane labai domino jos tas ieškojimas tikėjimo, bet aš esu jai labai dėkinga už knygą Viršvalandžiai. Ir aš supratau, ir man atrodo, kad tai yra tikrai tiesa, kad jeigu žmogus gali, jeigu yra tokios prigimties, kad jis gali atskleisti, išpažinti ir savo nuopuolius, ir savo neigiamas savybes, ir savo džiaugsmų, jis padovanoja kitiems žmonėms kažkokią tvirtybę įsilaikyti gyvenime. Dėkui už įdomų pokalbį. Jūsų dėmesiui leidyklos Tyto Alba knygų penketukas. Davidas Valjamsas, britų rašytojas, dėl kurio juokingų ir įdomių knygų visi Jungtinės karalystės vaikai eina iš proto. Jis jau parašė 6 knygas, kurios išverstos į daugiau kaip 30 kalbų ir milijoniniais tiražais parduodamos visame pasaulyje. Todėl nenuostabu, kad jo knyga Močiutė plėšikė užkopė į pačią pakylos viršūnę. Kiekvieną penktadienį Beno laukia vis tas pats košmaras. Tėvai jį palieka pas močiutę. Tai nuobodžiausi penktadieniai pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad Beno močiutė nenori nieko daugiau, tik žaisti žodžių loto ir valgyti kopūstus. Tačiau Benas nežino, kad ji, pirma, kadaise buvo garsi brangenybių vagilė. Antra, visą gyvenimą rezgė planą, kaip pavogti karūnos brangenybės. Ir dabar jai reikia Beno pagalbos. Taigi, nuotykiai prasideda. Močiutė plėšikė puikiai istorija, kupina linksmų piešinių, keistų žodžių ir įvairių netikėtumų. Geidžiamiausių knygų penketuką tęsia Melisos ir Dalaso Hartvigų knyga Viskas prasideda nuo maisto. Nėra neutralaus maisto, nėra vadinamosios mitybos Šveicarijos. Kad ir ką dedame į burną, tampame sveikesni arba netokie sveiki, šmaikštauja autoriai ir labiausiai pabrėžia ne gerą išvaizdą, o gyvenimo kokybę. Jei norime geriau jaustis, išsimiegoti, būti energingesni ir mažiau sirgti, turėtume valgyti sveiką visavertį maistą. Mitybos teorija pagrįsta moksliniais tyrimais ir savo pačių patirtimi, Melisa ir Dalasas Hartvigai išdėsto paprastai ir aiškiai, o pateikę 30 dienų sveikos mitybos programą parodo, kaip atsikratyti žalingo cukraus potraukio, atkurti natūralaus alkio mechanizmus, kaip valgyti, kad pasisotintume, bet vis tiek numestume svorio ir amžiams pamirštume visokius su gyvenimo būdu siejamų ligų ir negalavimų simptomus. Galiausiai kviečia pasigaminti sveikų patiekalų, kurių paragavę tikrai apsilaižysite pirštus.
Trečioje vietoje mūsų laidoje jau svečiavęsis šachmatų dėstytojas Richardas Fichmanas ir jo knyga Šachmatų gramatika. Knyga skiriama ir tiems, kas dar iš viso nemoka žaisti šio žaidimo, ir tiems, kas jau žino, ką gali nuveikti kiekviena iš figūrų 64 langelių lentoje, bet norėtų sužinoti daugiau paslapčių. Patyręs treneris Richardas Fichmanas kelia savo tikslą išmokyti jūs strateginių šachmatų kovos metodų ir patobulinti jūsų žaidimo supratimą. Net jei ir nežaisite oficialiuose turnyruose, šachmatai jums teiks daug daugiau malonumo negu iki šiol. Vienos žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų Kate Atkinson knyga Gyvenimas po gyvenimo solidžiai įsitvirtino geidžiamiausių knygų sąraše. Kate Atkinson pasakoja neįprastą istoriją apie begalybę galimų gyvenimų. Keista, sudėtinga, įtraukianti, puikiu stiliumi parašyta nuolat nutrūkstančių ir vėl prasidedančių Ursulos Todd gyvenimų pynė priverčia galvoti, ką darytų kiekvienas iš mūsų, jei po šito gyvenimo sektų dar vienas. Ir dar. Perkamiausių knygų sąrašą uždaro Alvydo Jokubaičio ir Raimundo Lopatos knyga Lietuva kaip problema. Knygoje nagrinėjamos konkrečios problemos. Kas yra mokslinis politikos pažinimas? Kodėl Lietuvos tautinė valstybė yra sunkiai įgyvendinamas uždavinys? Kuo skiriasi Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir tautinė valstybė kaip politinio gyvenimo formos? Kaip dabartinė liberalioji demokratinė valstybė keičia istorijos ir politikos santykio supratimą? Ką Lietuvos ir kitų valstybių gyvenimui reiškia valstybininkas? Kodėl demokratijai nereikia religijos? Kaip susižavėjimas anglosaksų moralės filosofija nūdienos Lietuvos filosofinį gyvenimą stumia į aklavietę, de facto netiesiogiai keldamas klausimus politikai Lietuvoje. Šios savaitės konkurso dovana knygų mugės viešnios Suzanos Kubelkos knyga Pagaliau per 40. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai pasidalinti savo mugės įspūdžiais. Kas labiausia patiko, sužavėjo, nustebino. Atsakymų laukiame mūsų Facebook paskyroje. Užburti knygų puotos, spalvų ir kvapų mes pradedame knygų Everestų šturmą. To gėrio, gauto per 4 mugės dienas, mums užteks ilgam. Tikimės ir jums. Iki pasimatymo kitose laidose, mielieji.